Labadiena. Leiskite Jums pristatyti naujausią Nordea ekonomikos apžvalgą, kurioje pristatysime paskutinės Lietuvos ekonomikos tendencijas bei prognozes. Turiu pripažinti, kad šiuo metu tikrai nėra lengva prognozuoti, kas laukia Lietuvos ekonomikos. Būtent dėl tebesitęsiančio ekonominio karo tarp Rusijos ir ES ir taip pat vis dar besieskaluojančių neramumų rytų Ukrainoje. Tai būtent šio pristatymo tema, šios apžvalgos tema yra būtent šalti vėjai pučiantis iš rytų. Bet pirmą norėčiau pradėti nuo teigiamų naujienų, nuo gerų naujienų. Ir gera naujiena yra tai, kad Lietuvos ekonomika, nežiūrint lėtėjančio ekonomikos augimo Rusijoje ir besieskaluojančios situacijos, sugeba augti ir sugeba augti ganėtinai sparčiai. Augimas yra vienas sparčiausių ES. Tai pirmą ketvirtį 2014 metų augimas siekia kiek daugiau negu 3%, antrą ketvirtį augimas siekia 3%. Taigi Lietuva, mes matome, išlaiko pagreitį. Beje, labai panaši tendencija yra taip pat ir mūsų kaimynėje Latvijoje. Šioje šalyje augimas šiek tiek paspartėjo ir gera žinia yra tai, kad Estija išbrido iš recesijos ir antrą ketvirtį taip pat parodė ganėtinai neblogą ekonomikos augimą. Taigi, Lietuvai iš tiesų šie 2014 metai yra ganėtinai svarbus. Visų pirma, tuo, kad pirmą kartą, turbūt istorijoje, Lietuvos ekonomika, tai yra bendras vidaus produktas vienam gyventojui, matuojant perkamos galios paritetu, viršys arba jau praktiškai viršyje Graikijos ir Portugalijos. Tai yra ES senbuvių. Ir tai yra svarbus momentas, nes tai rodo, kad galbūt tas pasidalinimas Europos į rytų Europą, neturtingą rytų Europą ir turtingą vakarų Europą, jisai pamažu dingsta. Bet visgi tai yra ir iššūkis Lietuvai, nes tai rodo, kad mes jau pasiekėme lygį, mes pasiekėme tam tikrą ganėtinai nemažą lygį, tai yra 75% nuo ES vidurkio ir tolesnis augimas tikrai nėra garantuotas. Jau mums reikia kaip lygių su lygiais konkuruoti su kitomis valstybėmis. Aiškiai, lengvo augimo, koks buvo nuo 1998 metų iki 2006, jau nebebus. Kita žinia gera yra tai, kad Lietuva pirmoji iš Baltijos valstybių pasiekė prieškrizinį lygį, matuojant vėlgi pagal bendrą vidaus produktą bendrą ir, reiškia, Lietuvai reikėjo 6 metų, būtent, kad jinai pasiektų prieškrizinį lygį. Prieškrizinis lygis taip yra pasiektas, bet Lietuvos ekonomika yra visiškai kitokia, žymiai labiau subalansuota, mažiau priklausoma nuo statybos, nekilnojamo turto sektorių. Taip, kad tai yra tikrai geras pasiekimas. Turint omenyje, kad eurozonos, jeigu pažiūrėsime vidurkį, matome, kad dar prieškrizinis lygis nėra pasiektas. Ir kasgi leidžia pasiekti šį lygį, kasgi yra dabar būtent pagrindinis ekonomikos variklis, tai nebejotinai yra vidaus vartojimas, kuris šiais metais augs kone 5%. Kitais metais mes tikimės taip pat ganėtinai spartaus augimo, šiek tiek mažesnio, bet visgi didesnio negu 3%. Ir kasgi lemia vidaus vartojimo augimą? Tai visų pirma, fundamentalus veiksnys, tai yra būtent realaus darbo užmokesčio augimas, kuris auga jau nuo 2013 metų ir, kaip matome, augimas šiek tiek pastaruoju metu netgi paspartėjo. Ne tiek dėl nominalaus darbo užmokesčio augimo, bet tiek dėl kritusios infliacijos, kurios praktiškai lygis šiuo metu siekia arti 0%. Taigi reali perkamoji galia gyventojų auga ir tai būtent yra gera žinia vidaus vartojimo ir mažmeninės prekybos sektoriams. Kita gera žinia yra tai, kad auga ne tik darbo užmokestis, bet taip pat ir kūriamos yra naujos darbo vietos. Tai yra labai svarbu pabrėžti, nes jeigu analizuojama dažnai tik tais nedarbo rodiklis, tai nedarbas gali mažėti nebūtinai dėl to, kad kūriamas darbo vietos, galbūt dėl to, kad gyventojai emigruoja, bet Lietuva sukūrė 57 000 naujų darbo vietų per pastarosius 3 metus ir mes matome, kad ir po truputį dirbančių gyventojų skaičius Lietuvoje auga. Jeigu žiūrėti į dalį, būtent nuo
visų gyventojų, tai šis rodiklis yra žymiai geresnis, taigi vėlgi artėja prie prieš krizinio lygio, tik tais bėda yra ta, kad nemaža dalis gyventojų visgi emigravo per krizę, taip kad tas skirtumas tarp santykinio rodiklio ir absoliutaus vis dar išlieka ganėtinai nemažas. Ir trečias faktorius, tai yra vėlgi labai svarbus faktorius, yra būtent nekilnojamo turto atsigavimas, statybų sektorius atsigavimas. Mes matome, kad kainos statybų, tai yra būsto kainos, ypač naujos statybos būsto kainos, jos pamažu auga ir taip pat auga, kas yra dar svarbiau, tai yra naujai pastatyto būsto skaičius. Taigi pasiūla taip pat didėja, kuri neleidžia rinkai įsibalansuoti. Ir jeigu kalbėti apie sandorius būsto, tai jie praktiškai jau pasiekė prieš krizinį lygį ir tai automatiškai atsispindi mažmeninės prekybos rodikliuose, nes tarkime, jeigu imti baldų, buitinės technikos prekybos augimą, tai jisai siekia 30–40%. Tai yra iš tiesų labai didelis ir praktiškai jis pagrindė ir veža į priekį visą mažmeninės prekybos augimą. Visgi, žvelgiant į pačias naujausias tendencijas, mes matome šiek tiek nerimo ženklų. Tai yra būtent dėl neapibrėžtumo ir ekonominių sankcijų iš Rusijos pusės. Mes matome, kad gyventojų pasitikėjimas pastaruoju metu šiek tiek krito, taigi tai gali šiek tiek pristabdyti ir mažmeninės prekybos augimą. Kitas veiksnys, visgi galbūt kas teikia šiek tiek optimizmo, tai yra tai, kad gyventojai taip pat baiminasi kilsiančių kainų, būtent dėl to, kad Lietuva jau 15 metais įsives eurą ir štai tai būtent tas grafikas labai puikiai parodo, 40% Lietuvos gyventojų baiminasi, kad kainos kils labai smarkiai, bet kaip rodo Latvijos pavyzdys, tai praeitais metais prieš įsivedant eurą baimės dėl kilsiančių kainų buvo taip pat labai paplitusios, tačiau artėjant euro įvedimo dienai tos baimės mažėjo ir praktiškai jau įsvedus eurą šiuo metu Latvijos gyventojai praktiškai nepasitikė kainų didėjimo. Tik 10% mano, kad kainos artimiausiu metu sparčiai kils. O metinis kainų augimas Latvijoje siekia tik 0,6%. Tai yra praktiškai toks pat kaip Lietuvoje. Taigi Latvija yra geras pavyzdys, kad euras nėra tas veiksnys arba nėra tas pagrindinis veiksnys, kuris lemia kainų augimą ir tikėtina, kad tos baimės jos ilgainiui prapuls ir tarp Lietuvos vartotojų ir tai šiek tiek kilstels Lietuvos vartotojų pasitikėjimą. Visgi, kalbant apie eksportą, čia situacija nėra labai gera ir pagrindinis grėsmė eksporto augimui tai yra būtent Rusijos ekonominės sankcijos. Būtent dėl to mes sumažiname eksporto prognozes ir tiek šiais, tiek kitais metais manome, kad eksportas trauksis, mažės, tai reiškia bus neigiamas augimas. Panaši situacija yra Latvijoje, Estijoje. Ten augimas šiek tiek bus spartesnis 15 metais, nes Lietuva yra šiek tiek labiau priklausoma nuo Rusijos. Bet visgi, kaip matome, didelio labai efekto, didelio labai kritimo nebus. Ir kodėl taip yra, tai nesunku pamatyti pažvelgus į mūsų eksporto žemėlapį. Statistiškai į rytus iškeliauja kone trečdalis viso Lietuvos eksporto, didžioji dalis į Rusiją, tai yra 20%, Baltarusija, Ukraina taip pat sudaro nemenką dalį. Tai yra praktiškai tiek pat, kiek mūsų eksporto keliauja į vakarus, tai yra apie vėlgi šiek tiek daugiau negu trečdalis ir šiaurės valstybės, tai 25%, taip pat pakankamai svarbus partneris. Ir kas galbūt yra blogai, yra tai, kad į kitas valstybės tik 10% eksporto mūsų keliauja. Taigi, statistiškai pasižiūrėjus, galima sudaryti tokį įspūdį, kad Rusija ir rytų rinkos yra tokios pat svarbios kaip ir vakarų rinkos, tačiau
Kaip žinia, didžioji dalis eksporto į Rusiją yra reeksportas, tai yra mes importuojame produkciją iš vakarų Europos ir ją reeksportuojame į Rusiją. Taigi jeigu žiūrėti tik tais mūsų grinai savos produkcijos eksportą, tai skaičiai yra gerokai mažesni ir Rusija sudaro tik tais 2,7 procentus viso eksporto. O reeksportas, kaip minėjau, sudaro didžią dalį. Taigi išvada yra paprasta. Didžioji dalis eksporto tai yra reeksportas, dėl to jeigu situacija eskaluosis, Rusija toliau užsidarys nuo ES, tai daugiausiai nukentės mūsų transporto sektorius ir apskritai Lietuvos kaip tranzito šalies statusas, bet būtent mūsų vidaus produkcijai, pramoniai tai neturės didelės įtakos. Ir tai šiek tiek pagrindžia statistiką. Mes matome, kad eksportas į Rusiją pastaruoju metu augo ganėtinai sparčiai, pagrinde dėl to, kad vakarų šalis skubėjo eksportuoti ir Rusija savo produkciją, baimindamosi didesnės eskalacijos ir galimų trukdžių importo, taip kad paskutiniais mėnesiais netgi eksportas į Rusiją išaugo, tačiau be abejo tendencija bus ta, kad eksportas į Rusiją mažės. Visgi, jeigu žiūrėti grinai į mūsų pramonės produkcijos pokyčius, tai pramonės produkcija auga, augimas be naftos produktų eksporto jisai siekia netgi dviženklį skaičių, tai yra virš 10 procentų ir mes matome, kad kol kas pasitikėjimo indeksas yra ganėtinai stabilus, taip kad didesnio poveikio kol kas pramoniai įvykiai Rusijoje neturi. Taigi, kalbant apie sankcijas, sankcijų poveikį, tiesioginis sankcijų poveikis Lietuvai sieks 0,8 procento bendro vidaus produkto. Daugiausia nukentės būtent pieno produkcijos gamintojai, šiek tiek mažiau mėsos produkcijos gamintojai, bet kaip matome, tas efektas, tos sankcijos, jos nebus pakankamai didelės tam, kad Lietuvos ekonomika papultų į recesiją. Ir juolab, kad mūsų netgi maisto gamintojai yra ganėtinai diversifikavę rinkas ir tik tais pieno eksporto 25 procentus keliaudavo į Rusiją, kitųgi maisto produkto eksporto dalis Rusijoje yra ganėtinai žema, taip kad tai nesudarys didesnių problemų toms įmonėms. Kaip minėjau, galbūt problemų šiek tiek gali kelti transporto sektorius, kur kone trečdalis pajamų būtent ateidavo iš Rusijos. Ir beje, panaši situacija yra ir kitose Baltijos valstybėse. Ir kitas riziką mažinantis veiksnys tai yra tai, kad tai nėra pirmas kartas, kuomet Rusija įveda sankcijas Lietuvai. Tai mes matėme, kad buvo tokių periodų 2010 metais, kuomet Rusija įsijungė į muitų sąjungą ir apribojo eksportą iš Lietuvos, ypač nukentėjo maisto produkcijos gamintojai, bet vėliau mes matėme, kad eksportas paspartėja, augimas buvo labai spartus. Antras toks incidentas buvo praeitų metų žiemą, rudens pabaigoje, vadinamasis pieno karas, kuomet pieno produktų eksportas jisai praktiškai sumažėjo iki nulio, bet vėlgi matome, kad panaikinus tas sankcijas eksportas vėl sėkmingai pradėjo augti į Rusiją. Dabargi situacija yra šiek tiek kitokia. Tikimybė, kad tai bus tik tais laikinas apribojimas, jinai galbūt šiek tiek netgi mažėja. Taigi mūsų gamintams teks ieškotis kitų rinkų, ką beje jie taip pat sugeba daryti ganėtinai neblogai, kaip parodė paskutinis incidentas, kai pieno gamintojai ganėtinai greitai po kelių praktiškai mėnesių surado alternatyves rinkas eksporto. Taigi, kalbant apie
būtent vidaus rinką ir apie viešųjų finansų padėtį, galime taip pat pasakyti teigiamą dalyką, kad Lietuva visgi sugebėjo nepasiduoti pagundai išlaidauti. Ir mes matome, kad išlaidos praktiškai buvo kontroliuojamos, jos per pastarosius metus taip augo labai nedaug, tuo tarpu pajamos jos augo ganėtinai sparčiai. Ir mes dabar matome, kad Lietuvos pirminis balansas biudžeto jau praktiškai yra teigiamas. Taigi atmetus tai, ką mes sumokame būtent už savo skolos aptarnavimą, tai yra palūkanų mokėjimus, pajamos šiek tiek viršyje išlaidas. Ir tai yra iš tiesų neblogas pasiekimas, turint omenyje, kad 90 metais deficitas buvo išties ganėtinai didelis. Taigi, apibendrinant visus šios faktorius, mes šiek tiek sumažinome Lietuvos ekonomikos prognozę 14-15 metam, tačiau vis dar tikimės ganėtinai nemažo ekonomikos augimo. Tai yra ir įvertinus ekonominės sankcijas, kurias įvedė Rusija maisto produktų eksportuotojams, mes prognozuojame, kad Lietuvos ekonomika augs šiek tiek daugiau negu 2 procentus ir 16 metais tikimės, kad pasibaigus nerumams arba nurimus potencialas ekonomikos Lietuvos augimo bus gerokai didesnis, taigi augimas sieks 4 procentus. Panaši situacija yra ir kitose Baltijos valstybėse. Latvija galbūt augs šiek tiek greičiau, nes jie yra mažiau šiek tiek priklausomi nuo Rusijos rinką ir Estija turėtų kitais metais jau atsigauti. Taigi, ačiū uždėmesi.